Karštas rytas šiandien ir naktis karšta buvo. Dabar 28 laipsnius rodo, kokia 9 ryto vietiniu laiku. Naktį miegot buvo bele kaip karšta, neišsimiegojau. Šiandien galvočiau, kad reiktų nuvažiuoti kokius 600 km, kirsti Rumunijos-Serbijos sieną. Bet matysim, kaip seksis, nes kažkokį nuovargį jau jaučiu. Šiandien ryte pabudau, tai toks pusiau negyvas. Ir ten jaučiu. Toks kažkoks pusiau medinis. Bet overall viskas gerai. Svarbiausia, kad kelias būtų puikus, bent jau geras, patenkinamas. Ne taip į vakar nepasisekė su Transfagarašanu. Daugiau nieko nereikia, saulė šviečia. Važiuojant motociklu kažkiek jaučiu vėjelį ir gerai. Pasišneku su savim dar truputį. Taip. Pirmiausia, pirmas stopas pas mane yra Rumunijos-Serbijos pasienyje. Kažkoks miestelis yra. Ten pasipildysiu kuru. Iškasiu greičiausiai. Pasižiūrėsiu, ar žemėlapis nusidownloadino Serbijos ir varysiu, nes Serbijoje data mokama nekaverina Lietuvos ryšiai. Tai reikės offline maps per Serbiją, bet taupyčiau datą. Ir tiek, viskas, važiuoju. Kažkada stosiu pasienį už porą šimtų kilometrų. 3 valandas rodo važiuoti. 3 valandas, tai čia kalnų keliais turbūt. Pamatysim, kokiu keliui. Tik ką man į galvą trenkėsi, nežinau, arba erelis, arba vanagas. Blemba, taip kalė į galvą. Žiūriu, skrenda šonu į mane. Tai tik tai galvą žemyn nuleidau, kad tik tai ne į vizorių trenktųsi ir ne į kamerą. Na, dabar bandysiu apsižiūrėti šalmą, kaip čia atrodo. Nu va, šalmas liks sveikas, bet paliko čia kažkokias baltas dėmes paukštis ant mano šalmo. Tikiuosi neįskėlė niekur ir viskas gerai, bet smūgis į galvą tai buvo tai toks, sakykim, nevaikiškas. Nu gerai, viskas sveika, važiuojam toliau.
paskutinis kaimelis Rumunijoje. Ir paskutinį miestelį privažiuosiu prie Rumunijos Serbijos sienos. Atsisėsiu, pavalgysiu kur nors. Pailsėsiu, kiek aš 200 km jau šiandien numyniau. Pailsėsiu, pasižiūrėsiu, kaip geriau važiuoti per Serbiją. Pagalvosiu, ar apsistot nakčiai Serbijoje, ar ją tiesiog kirsti tiesiai į Juodkalniją. Žiūrėsiu, kaip su laiku bus, aišku, sunku prognozuoti, nes neaiški kelių būklė, kaip ten seksis važiuoti. Kažkaip tai optimistiškai pasidėliosiu, pasižiūrėsiu ir nuspręsiu. Tiesa, Rumunijoje šiukšlių daug. Čigonų čia, nežinau, turbūt pusė populiacijos, tai jiem čia tokia viskas. Šiukšlių namie to vakar važiavau prieš dar Sfagarašaną. Prieky manęs važiavo traileris. Tai tiesiog nuorūką metė per langą. Į mane nepataikė, bet tiesiog jiems vienodai vietiniams čigonams. Rumunai normalūs, tai čigonai turbūt nelabai. Kažkas tokio. Nuėjau ir Lidlą nusipirkti atsigert. Pagalvojau, kad galiu pasakyti apie kainas kažką. Same shit, kaip ir visur, kaip ir Lietuvoje. Nežinau, keliais centais gal pigiau. Alkoholio kainų tik tai neatkreipiau dėmesio. O šiaip vakar gėriau alaus. Bokalą sumokėjau €1,60. Tai gal ir neblogai. Čia visą kitą tas pats kuras irgi apie €1,50, €1,55 benzinas. Tai nebaisiai čia kažkoks yra skirtumas. Gerai, pasiparkuosiu mocą, einu pavalgyti. Nors parkelį. Užkandau, atsikvėpiau, subinę pailsinau. Pažiūrėjau žemėlapį, kad nusprendžiau, bandysiu pravažiuoti šiandien Serbiją tiesiai į Juodkalniją. Nu, turėtų pasisekti. Mačiau link sienos įvažiuojant į šitą pasienio miestą. Šimtai fūrų stovi, nežinau net kaip įvardinti, labai didelis kiekis. Aišku, aš eilinį kartą nenufilmavau, bet tai aš jas visas apvažiuosiu. Gal pavyks greitai pasienį pravažiuoti. Tai va, o jeigu nespėsiu pravažiuoti viso Serbijos, tai liksiu ten tada. Kažkur pernakvot. Nu ką, pravažiavau sieną. Aš jau ar dar nejau Serbijoje.
Gal jau? Gal ne jau? Važiuoju savo nuo pasienio. Matau ženklai, tik tai nuorodas į Sofiją. Truputėlį šiktelėjau. Stabtelėjau, pasidarau žemėlapį, žiūriu, kad tikrai tarp Rumunijos ir Serbijos yra dar Bulgarijos apendiksas, keli kilometrai. Tai dabar oficialiai važiuoju dar Bulgarijai. Dar viena šalis mano liste. Na, 5 minutės joje, sakykim taip. Tai va, pasirodo prieš tai matytas kamštis fūrų tarp Bulgarijos ir Rumunijos Bulgarijos. Tai tokie patys kamščiai buvo ir iš Vengrijos pusės į Rumuniją ir iš Rumunijos į Vengriją. Tai kažkokios čia tiorkės geros. Rumunai niekam nepatinka. Nu, ką padarysiu. Nors lyg Rumunai ne Šengeno dar zonai plius. Žodžiu. Toks įdomus niuansas. Nu, Bulgarijos keliai ne kažką. Aišku, čia šalies užkampis, tai gal netvarko visai. Šiaip iš principo apie Rumunijos kelius tai keliai geri. Iš principo visur geri, pasitaiko prastesnių. Pas didžiausias šūdas Transfagarašanas. Dar kartą pasikartojau. Tokioj lankytinoj vietoj kelio nesutvarkyt. Visi keliai kaimuose ir visur kitur tvarkingi, o ten šūdų krūva. Tai va, pravažiuoju Bulgariją ir tada jau bus Serbija. O man važiuoti iki Juodkalnijos 6,5 valandos 400 km. Tai važiuosiu kokias 7,5 valandos. Tai būsiu jau apie 10 valandą vakare. Tamsiai, žodžiu. Vaikštau peilio ašmenimis. Žaidžiu su laiku. Spėsiu, nespėsiu. Pavyks, nepavyks. Vėliau pažmatysiu, pavyko ar ne. Serbijos pasienis, pagaliau privažiavau. Hello. Nu, patikrinu ID, patikrinu motociklo dokus. Paklausė, kur važiuoja bulgarų pasieniečiai. Pasakiau, kad važiuoju į Montenegro per Serbiją ir viskas, klausimai jokių nekyla. Galėjau, aišku, pasidomėti, reikalingas kelio mokestis Serbijoje. Bet
nepasidomėjau. Čia turbūt jau pravažiuot galima. Jo, pasieniečiai atsipūtę, niekur neskuba. Kur važiuoji, duok ID, duok vairuotojo pažymėjimą, duok motociklo dokumentus, viską duok. Nu va, dabar tikrai jau Serbijai. Nu, ką čia turim, 350 km iki Juodkalnijoje kažkokio miestelio. Tai aš manau apie 300 iki Serbijos Juodkalnijos sienos. Kažkuriuo metu man Google žemėlapis turėtų išsijungti. Nes šito nesu, Serbijos žemėlapio nesu nusidownloadinęs. Ar esu? Nesu, manau. Tai reikės pakeisti appsą į Maps.me. Aš įsivaizduoju, čia vėjas pučia normaliai į šalmą, tai ir mano garsas ne kažką. Prlyta. Nu, žodžiu, tai bandau tada lėkt maksimaliai iki degalinės kuro ir aš šiaip taip bandysiu su dviem kokiais sustojimais stot, nes šikna pradės skaudėti. Ir viskas. Važiuojam. Pirmas pitstopas Serbijai padarytas. Kuro užsipilta, atsikvėpiau. Galima važiuoti toliau. Tai dar turiu vieną pitstopą, jeigu reikės.
Serbijoje ir tada į Juodkalniją. Šiandien nuvažiavau 369 km. Dar liko 268. Iki sienos truputį mažiau. Neturėjau jokios nuomonės, informacijos ir panašiai apie Serbiją. Niekad nesidomėjau, bet bent jau kol kas tai visai smagi šalis. Visai smagu vietiniais keliais važiuoti. Kelių kokybė gera. Pats reljefas kelių irgi super, yra ir kalnų, kalvų. Galima pasisukinėti su motociklu. Bet ir šiaip aplinkui gamta visai graži. Galima ir šiaip atkeliauti į Serbiją, kažką pamatyti, pasižiūrėti, pailsėti. Tiesa, nežinau, kiek aš dabar mokėjau už kurą, kiek litro kaina. Kadangi čia dinarai, nepamenu dabar, gal dinarai. Ir kadangi internetas Serbijai mokamas man ryšio tiekėjo, tai dabar nepasitikrinsiu. Nei kurso valiutos, nieko nepasitikrinsiu, vėliau tik tai gal įvažiuosiu į Juodkalniją. Biškį nugrybavau net ten, užsižiūrėjau, užsisvajojau ir nulėkiau kažkur. Dabar bandysiu vėl pataikyti savo kelią. Visur kelių darbai, bet keliai geri, nieko negaliu pasakyti. Va, ir dabar čia tvarkosi. Ataikiau į savo kelią, gerai. Liuks. Varau teisingai, reikia daugiau neprigrybauti, nes atvažiuosiu į šitą Juodkalniją po paros su tokiais grybavimais. Biškelį buvau sustojęs išvažiuoti iš autostrados. Autostrada mokama. Nežinau, kiek sumokėjau, kada nors pasižiūrėsiu. Bet už tai autostrada nuliovo, stiklinis kelias, tiesiog fantastika važiuoti. Kažkiek susimokėjau ir važiuoju toliau. Tikiuosi, kad dabar nebus taip, kad nemokamas kelias, tai ir turėjo kaip nemokama per žvyrą važiuoti. Kažko kaklą įsiskaudėjo. Gal nieko baisaus. O šiaip turim 40 laipsnių karščio. Važiuojant dega kūnas, gal gerai, perdedu, nedega, bet jaučiasi, kad karšta, belia kaip mocas įkaitęs, raudonas, verda. Tai va, tai toks geras čia iššūkis su temperatūrom, smagu, faina. Iš tikrųjų Serbija graži. Netikėta. Patinka. Labai gražu. Kažkaip tai negaliu net atsistebėti. Nieko panašaus negalėjau tikėtis. Net, kaip ir sakiau, neturėjau jokios nuomonės, jokios informacijos.
niekada nesidomėjau, bet wow. Ir keliai tvarkingi, ką jau ne kartą miniu. Gamta tikrai graži. Ir čia prieš tai važiavau kokiu 20, gal 10 km atgal. Per laukus variau. Daug jie čia viską augina. Nežinau ką, bet kukurūzai, tai aišku, jos ten naktį užsimerkęs atskirsi. Kukurūzų burbuolės, bet šiaip dar kažkokios augmenijos, vaisių tikriausiai, ar uogų, kažkokių skirtingų. Matosi auginama. Prieš kokį pusvalandį gal ar valandą galvojau, kad visiškai jokio nuovargio nejaučiu. Labai gerai važiuojasi, kaip 500 km, kiek čia jau buvau tuo metu 400 kokius nuvažiavęs. Nepilnus, kai apie tai pagalvojau. Bet dabar, kai prasidėjo tokie vingiai, serpantinai ir panašiai, tai jaučiu, kad jau mane griebia po truputį. Griebė tas nuovargis, bet išsikėliau šiandien tikslą įvažiuoti į Juodkalniją, tai taip ir padarysiu. Tai prie tokios temperatūros tai vis norisi gerti, labai norisi gerti visą laiką. Tai ir kolą geriu, ir vandenį geriu, ir gazuotą, ir negazuotą, ir izotoninį gėrimą. Ir vis tiek trūksta. Bet va, dabartiniu momentu jau jaučiu, kad temperatūra krenta. Tai pažiūrim, ką dabar rodo. 28. Nu va, jau nebe 40, ne 38. Jau 28 laipsniai. Dabar važiuoju tai normaliai. Įprastom sąlygom Lietuvoje turbūt būtų karšta, bet kai dabar čia tas visas dienas važiavau 35+, tai dabar jau gerai. Puiku. Galima važiuoti. Ir panašu, kad lietaus debesį gal apvažiavau, o gal kol aš čia pasiekiau išlijo viską. Vienas iš dviejų. Liksiu nesiprausęs šiandien. Trumpą pit stopą padarysiu. Noriu atsigert, pailsėt. Riešą truputį paskaudo, subinėjau truputį skausta. Atsigersiu ir varysiu toliau. Nusimato čia nemažai vingių dar. Ojojoj, dar 3 valandas važiuosiu. 3 valandas. 105 kg. Na jau. Linksmas vakaras nusimato. Na ką, techninės kliūtis biškelį buvo. Neužsivedė mocas. Teko stumtis. Gerai, kad nebaisiai. Išstūmiau šiaip ne taip. Dabar teks negesint kurį laiką. Nu, visgi, su nuotykiais įdomiau. Įdomi, kas čia jam nutiko. Gal atgyveno jau savo, nes prisikrauti čia tokioj kelionį turėjo normaliai. Bandysiu dabar jau viskas, jau dabar iki galo važiuoti. Nors važiuoti dar nemažai ir dar sunkiai bus, bet
Bet nu ką, dar vienas iššūkis. Bet nu va, važiuoja dabar viskas gerai. Bet jei mirs kažkur pakeliu, tai ką? Bent jau žinosiu, kas nutiko, kai užgesiu ir nebeužsivesiu. Ir matysiu, kad akumumus nekrauna. O šiaip, nu jo, įtampa mažą rodo dabar. Nedidelė įtampa. Bandysiu ištraukti laidą vieną. Gal užsikraus laiką. 8,6 amperų, turiu būti 12. Kol kas nekrauna. Okay. Gal išpjoviau čia per daug. Tokiam karštį važiavau dabar. Tie visi pasakiukai ir visa kita reikalauja daug įtampos ir variklio darbo. Čia šneka tas, kuris nieko nesupranta technikai, bet darau prielaidas. Kas lamba įtampa, tai krenta. Nu kalnuose galgi nenumirsiu, ką? Jeigu sustosiu, reikės iš karto internetą įsijungti, pasigūglint, kaip čia Serbijoje su meškom. Ar reikės bijot ko nors ar ne? Reikia nepamiršti, kad kai stosiu Juodkalnijoj, o stosiu ieškoti viešbučio ar kažko panašaus, tai nuokalnėje reikia sustoti. Kad jei nebeužsivesiu, nuo kalniuko galėčiau pasistumti. Kurlo miestelis, visai padoriai gražiai atrodo. Op, mergaitė. Visai gražu. Ir aš kol kas dar neužgesau. Bandė pradėti lyt. Dar nelyja. Jo, kažkoks kalnų miestelis. Statosi. Tvarkosi. Įtampos matau trūksta akumuliatoriuje. Nes mano telefonui trūksta įtampos. Nekrauna, reikia kažkur nuokalniai sustot. Išsitraukti powerbanką. Ir pasikrauti telefoną. Reikia tokią gerą vietą susirasti. Sustojimui. Gerą nuokalnę. Žodžiu, ilga diena, linksma. Ką, ryte išvažiavau iš Rumunijos. Įvažiavau, kaip pasirodo, į Bulgariją. Ten, kaip sakiau, kažkoks apendiksas ar kas buvo. Įvažiavau į Serbiją, vaizdai kosmosas. Net niekada negalėjau pagalvoti, kad Serbija tokia graži šalis. Ir keliai faini, gražus, visa kita. Fantastika buvo važiuoti. Ir vairuotojai adekvatus. Ir sakau,
gražu, gamta, serpantinai, keliai, wow. Ir kažkurio momentu sustojau pailsėt ir nebeužsivedžiau. Neužsivedžiau, pasistūmiau nuo kalno ir pavyko užsivesti, šiaip ne taip. Užsivedžiau lengvai, bet kol apsisukau įkalnį motociklą, biškelį paplušau. Ir kažkiek pavažiavus nusprendžiau, kad reikia sustoti vėl nuokalniai pasižiūrėti, ar akumas kraunasi. Tiksliau pastebėjau, kad pastebėjau, kad nebesikrauna akumuliatorius per mažai amperų. Ir ką, sustojau, išjungiau variklį, vėl kurt, o visiškas nulis akumuliatoriui. Tai iš kokio, nežinau, 15 karto pavyko, net nepavyko, pati moteris sustojo, paklausė, ar viskas gerai. Visai net taip išsprūdo klausimas, ar laidus turi krovimo. Pasirodo, laidus turi, užsivedžiau, pajudėjau, bet akumuliatorius nebesikrovė. Tai žodžiu, galvojau, negesinsiu motociklo iki pat Juodkalnijos, nes toks planas buvo. Net sustojęs buvau kuro degaliniai pilt su užvestu varikliu. Ir į Tulip miestelį įvažiavau, atrodo tai vadinasi. Kažkokiam kamštį sustojau, įmečiau laisvą pavarą, norėjau vėl pradėti judėti, nes eismas pajudėjo ir tiesiog užgesau. Akumuliatorius jau nebepatempė. Tai tiesiog antras sėkmingas toks atsitiktinumas, kai moteris, kuris sustojo kalnuose. Taip ir čia, šitam mieste sustojau, pradėjau žiūrėti jau kur koks artimiausias viešbutis pernakvojimui, nes niekas čia vakare jau 9, 8, 10 vakaro buvo. Niekas nedirba nei kad tą jump starterį, ar kaip jis vadinasi, kickstarterį nusipirkti. Tai tą pačią praktiškai akimirką, kol žiūrėjau viešbučių, aplinkui visai šalia sustojo automobilis ir vienas kitam bičiuliai taip pat prikūrinėjo mašiną laidais. Tai sakau, toks atsitiktinumas, tai pasiprašiau, kad prikurtų, paaiškinau situaciją, nors vienas tik tai vokiškai truputį šneka, kitas tik tai serbiškai, kažką gal lenkiškai, rusiškai ten supranta ir panašiai, ir žodžiu, daugiau rankų gestais susikalbėjom. Žodžiu, mane laidas prikūrė, bet akumuliatorius visiškai nebesikrauna, niekas neveikia, žodžiu, palikau motociklą, ten praktiškai toks kaip parkingas, stovėjimo vieta. Tai vienas iš tų 2 žmonių mane čia visai šalia. Pradžioj nuvežė į vieną viešbutį, tenai nėra vietos. Atvežė į kitą, kuris visiškai šalia tos, ten, kur motociklą palikau. Ir pasiėmiau kambarį nakčiai 70 eurų. Pradžiai administratorė sako, neturim kambarių, tik tai labai brangus, liko 2, liuksiniai, penthausas, bla bla, tralele, su džakuzi ten ir visa kita ir panašiai. Sako 7 eurų. Ne 20 eurų už motelio kambarį, bet, come on, 70 eurų. Mums tinka tokios kainos. Pasirodo, tokį kambarį galima ir už 70 eurų pasiimti. Tai va, šią naktį čia praleisiu, rytoj ryte mane pasiims vienas iš tų mano gelbėtojų, nuvažiuosim akumuliatorių, nusipirksim, jis dar pasirodo mechanikas, tai padės man, aišku, ten ir pats sugebėčiau tikriausiai, bet žodžiu, pasikeisiu akumuliatorių ir turbūt jau rytoj
važiuosiu į Juodkalniją, jeigu tai akumuliatoriaus problema, kas greičiausiai ir bus. Tai va, tai tokia įdomesnė diena, aš jau visas buvau sukaitęs, peršlapęs, dvokiantis ir kas tai gali būti. Tokį nuotykį apturėjau, bet tai va, turėsiu dabar patirtį gerą, ne tai kad gerą, bet įdomią, bus ką atsiminti. Buvo smagi diena su nuotykiais ir viskas, dabar jau ramu, kažkaip vietinių laikų 10 valandų vakaro ar 11. Atsigersiu ir turbūt reikės eit miegot, nes anksti ryte mane pasitinka, važiuosim akumo ieškoti. Tai va, tokie pyragai. Kol kas laukiame kitų nuotykių. Rytą pradedu įsičekindamas. Palieku viešbutį, einu susitikti su žmogum, kuris mane nuveš nusipirkt bateriją naują, akumuliatorių. Pasikeisiu ir važiuosiu toliau link Juodkalnijos. Tai kol kas planas toks. Ir viskas. Kažkaip tai šiandien toks liūdnesnis rytas, nežinau, košmarų sapnau, dar kažką. Žodžiu. Tai va, einu, išgersiu arbatos, sulaukiu žmogaus ir tada varysim pirkt baterijos. Viskas. Na ką, viskas puikiai nuostabiai. Baterija nupirkta, pakeista. Galima važiuoti į Juodkalniją. Prasuksiu pro Podgoricą. Reikia kažkiek pasimėgaut. Akumas 33 euriukai. Nedaug. Vakar atsirado kaip tyčia du labai geri žmonės. Statybininkai. Vienas jau važinėja į Vokietiją uždarbiauti, bet grįžta į Serbiją, nes Serbija namai. Tai su juo nuvažiavom nusipirkt bateriją, jis man ir nuėmė ją, ir naują uždėjo. Bet Serbijoje yra dar tas dalykas, kad turistam kainos kitokios. Kaip jis man aiškino, sako, aš kai vietinis perku, man viena kaina, sako, tu pirktum, būtų kita kaina. Ką padarysi. Bet labai šilti žmonės. Susibendravom kažkiek vokiškai, kažkiek su Google Translatorium. Visgi gerai, kad vokiečių kalbą mokyklai mokiausi, nors nieko neišmokau, bet kažkokie pagrindai yra. Liuks geras rytas. Prastai tik miegojau. Nežinau, gal susinervinau dėl to akumo, bet viskas gerai. Gerai, čia nuvažiavau. Vos ne į prarąją nukritau, toks bordiūras aukštas. Tikiuosi, čia laikinai tas žvyras. Gerai, kad grandinę susitepiau. Tiesa, kambarys. Ale liuksas, apartamentai, bla bla bla, tralialia, prabangus. Dušas normaliai neveikia. Kondicionierius kambarį neveikia, tai 23 gal 4 laipsniai naktį buvo, karšta buvo. Dar už lango kažkur gatvėj šunys pradėjo lot 4 ryte. Pažadino vėl. Žodžiu.
Tokia nerami naktis buvo. Na bet tai ką. Nieko. Va kokia gamta Serbijai. Aš dar negaliu atsigrožėti. Net negalėjau pagalvoti, kad čia tokia graži gamta. Super. Super. Sakau, gal kada nors tiesiog atvykt pavyks. Pabūt pailsėti visai neblogai čia būtų. Alkoholį parduoda kiaurą parą. Jeigu atsiras atidaryta parduotuvė. Rūko žmonės kavinėse. Viešbutį mano aukšte buvo net ne tai, kad rūkykla, bet tiesiog holas. Ir ten rūkomasis. Nu, žodžiu. Bet kvapo jokio nejaučiu, tai gal niekas nerūko. Bet įdomi vietoje viešbutis. Pakilt reikia į antrą, atrodo, aukštą. Nu, nulinio neskaičiuoju. Tada pirmam aukšte klubas, kazino. Ir tada dar aukščiau viešbutis. Gerai, viskas vietoje. Ir klubas, ir kazino. Normaliai. Čia važiuoti negalima. Čia tipo apvažiavimas. Nu gerai. Bandom čia važiuoti. Kažkaip. Man turbūt navigacija dėl to įrodė per aplinkui važiuoti. Nes čia kelias uždarytas. Nu bandom per čia važiuoti, ką jau čia. Akumas naujas, kraunasi. Gerai. Važiuojam. O iš čia persiskaičiuos ar ne? Mano žemėlapis. Vis tiek turės bus ženklas, kad kur apylanka baigėsi, kur sukti. Atvirai pasakius, nežinau kokia savaitės diena. Trečiadienis gal. Sakė, šitam regione 80% musulmonai, 20 tie pravoslavai. O šiaip Serbijai 90% pravoslavai, 10 musulmonai. Kažkaip taip. Mini mečetė su minaretu. Karvutės ganosi, mėsytė. Kas ten toliau, avis gal? Ar kas per daiktai? O! Ne, čia ženklas. Gyvenvietės. Man atrodo, teks stoti ir peržiūrėti navigaciją, kaip čia važiuoti. Panašu, kad atsirėmiau į plytą, apsisukau, varau, tada, ką, bandysiu tuo teisingu keliu važiuoti, ką? Ką dabar jau padarysiu? Ką apsimesiu durneliu, kad neskaitau serbiškai. Nu va, panašu, kad pravažiavimo nėra. Teks važiuoti aplinkui. Nu, aplinkui tai aplinkui. Vėl dabar per tą žvyrą reikės važiuoti. Ką čia turim su valandom 10:09 vietinių laikų. 9. Nu, bent jau anksti išvažiavau. Vakar buvau užsikešinęs dinarų serbiškų. Dar kokių 5 eurų gal turiu. Gal kiam. Neskubėk. Reikės išsikeist gal kur nors, kai važiuosiu į Juodkalniją.
Jo, čia nesu mano motociklu važinėt. Padangų visai kitokių reikia čia. Bet nu ką padarysi, gal kaip nors pravažiuosiu. Traktoristas rodo, važiuok per tos akmenis. O jie minkšti, minkšta danga. Labai greitai skipimą su tokiam padangom prarasčiau ir būtų ate. Gerai, ieškau kito kelio. Šiandien vėl nusimato važiavimas kalnais kalneliais. Kai čia 150 praktiškai kilometrų, 3 valandas kelio. Tai ja, kalnais viskas bus. Vėl gražus keliai. Vėl atsibosiu tiems savo keliams subscriberiams su tais pačiais kai kam vaizdais. Vėl mečetė, minaretai. Šiaip įdomiai atrodo. Aš nesuprantu šitas čia. Nenusiteikęs buvau važiuot. Tai aš čia važiavau. Čia šitam miestelį vietinės reikšmės gatvelės tai tokios. Sausau. Bet va, pagrindinė nebloga. Viskas, varom. Išvažiuojam iš miesto. Ir į kalnus. Gal per Kosovo navigaciją nerodys važiuoti? Visgi problema ne akumuliatoriuje. Dabar buvau sustojęs servise. Nieko man negali padėti, bet už 40 km yra kita, ten lyg motociklais gali užsiimti, tai reikia važiuoti tenai. Aš, man atrodo, dar kurį laiką pabūsiu Serbijoje. Tikiuosi, man ten pagelbės kažkaip tai, nes daugiau nežinosiu, ką daryti. Būtų gerai neužgesti čia vidury kalnų, nes tada bus žopytė. Iš vienos pusės nieko gero, iš kitos pusės, tai ką tu čia padarysi? Tokių dalykų nenumatysi turbūt. Liko 1 kilometras iki serviso, kuriame galbūt man kažkas padės. Ir užgesau. Kokį kilometrą ar 2 važiavau ant ribos užgesimo. Jau ir panelė mirguliavo ten belė kaip. Ir va, lygiai kilometras liko. Ir viskas, ir užgesiu. Tai likusi kelią nueisiu pėstute. Pažiūrėsim. Labai tikiuosi, kad jie man pagelbės, nes kitu atveju bus šiknutė. Reikės motociklą padegti ir nuleisti nuo namo, nuo kalno, ne nuo namo. Tai va tiek, einu. Žiūriu, čia musulmonų labai daug. Tai jie turbūt nemėgsta, kad juos filmuočiau, tai aš tada nusuku kamerą, išjungiu ir po to gal vėl pasijungsiu su kažkokiam naujienom. Na ką, dienos įspūdžiai. Vis dar ta pati diena ir aš vis dar ten pat. Miestas yra Novi Pazar. Tai ką, atvariau į viešbutį, ar motelis, kas čia? Žodžiu, visą dieną sėdėjau vienam servise, buvau tiksliau vienam, nusintė kitur. Ten kitur skambinėjo visą dieną, ieškojom per visą Serbiją, kur kas galėtų priimti mano motociklą, kas galėtų rasti ar generatorių, ar rėlę naują.
Žodžiu, Serbijoje nėra detalės. Tai va, visą dieną prasidėjau laukia prie serviso, bent gerai pavėsyje. Kas toliau? O toliau lauksiu pravažiuojančio šalia Vyto Sonatos ir Romano. Tai jiems liko 500 km iki manęs. Tai vadinasi, dar kokias 2 dienas aš čia būsiu kaip minimum. Nuotykis įdomus, su galimybė, kad mano motociklas liks čia. Jeigu nieko nepavyks padaryti, tai teks jį palikti, o tada skrisiu namo. Bet matysim, dabar aš einu ilsėtis, susiorganizuoti Wi-Fi'aus passwordą, kas yra svarbiausia visiems visada. Ir gal eisiu pasivaikščiot, nueisiu iki motociklo, dar pažiūrėsiu, ar vietoj stovi. Nes visą dieną nemačiau, ryte kai palikau užgesęs, tai va, vienam servise buvau, po to kitam, tai dar nemačiau.